Visus apsižvalgyti aplinkui ir kolegų tarpe atrasti tikruosius lyderius. Na ir šiandien tą pačią progą susirinkome pašnekėti dar kartą, kasgi yra ta tikroji lyderystė. Ir, na, šią gražią progą tikrai turime ypatingus svečius, kuriuos aš nežinau, ar verta pristatinėti. Tai neverta. Benediktas Vanagas ir Algimantas Čepolis, neabejotinai savo sričių lyderiai. Ir aš tikrai manau, kad mes artimiausią valandą praleisime įdomiai, prasmingai ir sužinosime galbūt apie lyderystę daugiau negu žinojome iki šiol. Taigi perduodu žodį gerbiamam Algimantui, jūs dabar vadovaujate šiai valandėliai. Aha, gerai. Tai jūs dabar patylėsit. Taip, aš jeigu galima, iš tiesų tai klausyčiau. Pirmiausia, aš visiškai nežinau, ką aš čia maliavoju. Nei aš sportininkas, juolab nesu automobilistas sportininkas. Vairuoju kaip kiekvienas baltas žmogus, bet nedaugiau. Bet čia jau ponia Dvarionienė. Panelės, ar jūs turit kur sėsti? Mes labai gerai jaučiamės, mes jūs labiau matom. Man nereikia, kad jūs gerai jaustumėtės, man reikia, kad jūs sėdėtumėt. Čia yra dar 3 vietos, mažiausiai 4 vietos. Aš galiu savo kėdę atiduoti, jeigu jums reikia. O, džentelmen, gerai. Va, bet, va. Tai dabar ir man atiduot kėdės savo. Žiūrėkit, mums stipriai, aš sakau, tame tarp ir man, stipriai pasisekė, nes ponas Vanagas yra draskomas į gabalus, bet kadangi jis nebūtų tik Vanagas, jis sužinojo, kad čia yra daug viščiukų ir vištyčių, ir už tai dabar turi patupėti ant tos tvoros, žiūrėt, kaip Vanagai tupi ant vištytės tvoros. Ir pasižiūrėti, kaip čia reikalai. Žiūrėkit, tuo mano rolė baigėsi. Aha, gerai, nesuprantu. Ar iš manęs juokiasi, ar iš mano žodžių juokiasi. To mano plepėjimas baigėsi, bet jeigu pajusiu, kad ir Benediktas kur nors nusišnekėjo į šoną, tai jau neiškentėsiu. Savo ruožtu prašau jūs nesivaržant, jeigu jau toks jūsų būrys, tai jūs Vanago galite nebijoti dabar, tokiam būry būdamas. Sugalvokite klausimus, bet kokius. Jis pažadėjo pasakoti viską, tame tarpe apie baltiniukų spalvą savo. Linguoja galva, jo. Šitą pasiruoškite, nes tokios progos daugiau nebus. Aš nesakau, kad jis užsimuš, nedaug dievę, bet ne šiandien. Va. Pasiruoškite savo klausimus, o aš atsisėdu ir palieku mūsų Lietuvos istorijai turbūt žymiausiam automobilinio sporto žvaigždžiai, kitaip nepasakysi, žymiausiai tada reikia sakyti. Benediktui Vanagui. Sveiki gyvi visi. Iš tiesų, aš tikrai žinau, kad tą kėdę tai atsistojau ne tam, kad tikrai būtų gerai, gal paimtumėt ir šiandien atiduosiu. Naudokitės. Aš tiesiog stoviu ir čia dar porą kėdžių yra, tai greičiausia, kad kažkas pagelbės ir nereikės jums stovėti. Tai, visų pirma, tai šiandien yra tikrai neeilinė diena man ir kuomet jūsų kolegė paklausė manęs, ar galėčiau padiskutuoti su jumis čia šito auditorijai, tai tikrai gaunu pakankamai nemažai pasiūlymų ir mano gyvenime dabar 70% yra ne, dėl to, kad tiesiog 24 valandos per parą ir to laiko tikrai yra ganėtinai nedaug. Bet jūs turite kozirį, iš tiesų turite keletą kozirį. Tai yra kolegė, kurią aš pažįstu už pakankamai seniai, vienas dalykas, ir aišku, Algimantas
su kuriuo aš visą gyvenimą norėjau susitikti. Ir Dabar supratau. Jo, tai man kažkuria prasme tai irgi yra nemažas iššūkis. Ir jisai, kadangi yra savo srities specialistas ir bendrauti su žmonėmis matau, kad moka, tai nustumė visą atsakomybę ant manęs ir dabar aš turėčiau padaryti kažkokį performance, ne? Tai mintis, aš manau, kad mes turėtume turbūt diskutuoti ir geriausia tai būtų, kad kokius jūs turite klausimus, mes apie tai galim šnekėti. Tuomet, jeigu aš netyčia kažką pamirščiau, pas mane diskusijoje visada taip atsitinka, kad aš pametu minties galą, kadangi esu trinkteltas ir ne kartą, tai tokie ir nuovargis gal dažnai daro savo, tai tiesiog grąžinkite mane, kur aš buvau. Tikrai tikiu, kad taip atsitiks, visgi jūs esat pasiruošęs, tai gerai. Va. Kada žmonės galvoja, kad ir Algimantas, ką šiandieną sakė, kad bet aš nesu tiek automobilių sporto specialistas, tai gyvenimas yra tiek įdomus, kad kiekvienoje diskusijoje aš manau, kad automobilių sportas gali užimti 10%, bet 90% yra gerokai įdomesnių dalykų. Iš tiesų daugiau tai turbūt yra principai, apie kuriuos mes galėtume šnekėti, nes gyvenime žmonės dažnai nori užduoti klausimus, gauti atsakymus ir tada daryti taip, tai taip neveikia. Veikia tik tai, kad yra principai ir tada, jeigu tu jais vadovaujasi, tada tu gali vienur arba kitur nueiti, jeigu nesivadovauji, tai tiesiog atsakymų jų nėra, taip kad jeigu manot, kad čia ar Algimantas, ar aš galiu kažką atsakyti jums, tai greičiausiai, kad negalim nei vienas, nei kitas, nes tiesiog tai veikia visai kitaip. Jūs galite, taip, aš ne. Tai čia yra turbūt pradžia tokia, aš jau beveik lauksiu jūsų klausimų. Šiaip mačiau, kad Agnė labai, kaip čia pasakyti, norėjo akcentuoti viską į lyderystę. Lyderystė pati kaip savoka, jinai tokia ganėtinai keista ir aš net nežinau, ar apie ją reikia iš principo šnekėti, nes pagrindinis dalykas gyvenime tai mano gilių įsitikinimų buvimas savimi ir buvimas autentišku. Tai čia turbūt vienas pagrindinių dalykų, bet apie tai aš manau, kad mes galėsim sugrįžti, jeigu aš nepamiršiu. Kitas dalykas, tuomet, kai mes turbūt šnekame apie lyderius, labai daug, dabar labai populiari tema apie tai šnekėti, tai iš tiesų viena yra taisyklė, kurią aš norėčiau su jumis pasidalinti, arba vienas principas, tai yra inžinierinis principas, kuris sako, kad jūsų mechanizmas, agregatas, komanda yra stipri tiek, kiek silpniausia jos grandis, bet nestipriausia. Kitaip tariant, tuo metu, kai mes visi esame susifokusavę į lyderius ir tampa tokia dievinama sritis lyderystė ir čia šios dienos tema, jinai yra apie tai. Mes dažniausiai pamirštame, kad visos bėdos atsitinka ne ten, kur mes esame stipriausi, bet būtent ten, kur mes esame mažiausiai pasiruošę, ar ne? Arba esame silpniausi. Kitaip tariant, įsivaizduokite automobilis ir mes turime variklį, kuris turi, 5000 arklio galių, ar ne, kad maždaug įsivaizduoti, ne? Mes turime pačią geriausią sankabą, pačią geriausią greičių dėžę, tobulą ten kardaną, reduktorių, bet pakeliui į ratą, jeigu yra nors vienas agregatas, kuris yra silpnesnis, tai visos bėdos atsitinka visą tenai. Ir tokiu atveju ten lūžta ir mes niekur nebevažiuojam, ar ne? Tai arba kitaip tariant, šturmanai, tai yra tie žmonės, kurie sėdi šalia vairuotojo ir sako, kur reikia važiuoti, ir jie dažniausiai sako, kad jeigu lenktynės yra laimimos, tai laimi lenktynininkai, jeigu pralošia, tai šturmanai arba mechanikai. Kitaip tariant, visa garbė visada yra lenktynininkam, nors nuo tų žmonių iš tiesų priklauso ne ką mažiau sėkmės. Tai įsivaizduokite tokį dalyką, čia vėlgi šnekant apie tą patį, kad jeigu pas mus yra mechanikas, kuris dirba naktimis, Dakaro metu pavyzdžiui, kai mes važiuojame, tai mes dieną važiuojame, naktimis arba vakarė mes atiduodam automobilį, per naktį jie paruošęs kitam rytui. Ir jeigu tas mechanikas neprisuktų nors vieną varžtą, tai dienos pabaigoje mes kažkur sustotume, pamestume ratą ir iš principo niekur nenuvažiuotume ir tada visiškai nebūtų svarbu, kokio gerumo automobilis buvo, kokio gerumo buvo šturmanas mūsų, koks tobulas buvo vairuotojas ir taip toliau. Taip kad iš tiesų visur yra visa visuma ir tik tai visos visumos aukščiausias rodiklis yra matuojamas pagal žemiausią grandį arba pagal pačią prasčiausią. Tai vat, tikiu, kad jūsų komandoje jūs galite daugiau mažiau matyti, tai pagrindinis tikslas yra pakelti apatinius aukštyn ir tada jau gyvenimas stipriai pagerės. Nuo to, kiek jūs turit lyderių, iš principo, čia turbūt dar atskira diskusija, nesu tikras, aš jau čia matau, kad baigiu pasimesti tame, ką aš šneku. Bet mintis yra ta, kad turbūt lyderis yra tas, kuris sugeba, aš negirdit nieko.
Lyderis yra tas, kuris turbūt sugeba padėti visai komandai arba aplinkui jie supančiams žmonėms tapti vienu kumščiu arba vienu dažniu grojančiu orkestru. Tai turbūt tada tokiu atveju mes galėtume apie lyderystę šnekėti. Visais kitais atvejais, koks jis yra geras, niekam nėra svarbu, nes vis tiek viskas matuojama pagal apačią. Tai va, tai čia turbūt yra tokie pagrindiniai dalykai, kuriuos norėjau pasakyti, o toliau mes galim, jūs turit gal klausimą kokį ir aš tokiu atveju tada tęsčiau toliau. O svaka, padainuoti? Matot, kada vairuotojo yra prašoma atsistoti prieš auditoriją ir išnekėti, tai jūs suvokite tokį dalyką. Vairuotojas iš principo yra pakankamai siauros funkcijos asmuo, kuris atlieka pakankamai siaurą funkciją ir ganėtinai neintelektualią. Tai tokiu atveju, žinokit, man čia nėra taip paprasta stovėti ir pasakoti rimtom veido išraiškom įvairius dalykus, taip kad geriau būtų, kad visgi... Nu, kaip vieną funkciniam žmogui, tai jūs labai gerai kalbate. Čia, žinot, yra posakis toksai, kad tas, kas tinka viskam, netinka niekam, iš tiesų geriau būčiau tik tai geras vairuotojas, bet čia irgi kitas dalykas, kurio dabar šovė mintis, man čia neuronai tie kartais pašaudo, tai ateina, bet aš jau baigiu pamiršti beveik. Idealiam pasaulyje geriausia, kad būčiau tik tai geras vairuotojas ir tokiu atveju galėčiau visą savo laiką skirti tam, kad savo siauroje srityje atlikčiau tą, ką turėčiau atlikti. Mano gyvenime man stipriai nepasisekė dėl to, kad Dakaras buvo mano svajonė. Ir buvo pakankamai ilgas laiko tarpas, iš tiesų aš pradžioje net nežinojau, kad aš ten važiuosiu, aš iš tiesų net nenorėjau startuoti Dakare, aš lenktyniauju paskutinius 18 metų nuolatos ir prieš 10 metų, jeigu būtų kažkas paklausęs, ar aš noriu važiuoti Dakarą, būčiau pasakęs, tikrai ne, man tai yra visiškai neįdomu, tai yra pensininkų užsiėmimas. Dabar, prieš kokius 5 metus ar daugiau truputėlį galvojau, kad gal kada nors būtų neblogai ir dabar, kai mes šnekame šiandien, tai 3 Dakarai yra už nugaros. Supratau, kad aš Dakare esu vienas jauniausių lenktynininkų. Ir suprantu, kodėl aš anksčiau nenorėjau ir suprantu, kodėl jaunesni ten nevažiuoja. Dėl to, kad iš tiesų Dakaras, kaip ir karas, iš tiesų tai yra, čia tiesiog rimuojasi labai neblogai, bet turim įvairių realybių. Dakaras yra mano realybė, kas vyksta Ukrainoje, galbūt kita realybė, čia gal Algimantas galėtų daugiau papasakoti. Žino, tai iš tiesų tai yra nieko daugiau kaip labai didelis kiekis informacijos, kuris praeina pro tave. Kitaip tariant, jeigu mes šnekame apie Dakarą, tai Dakaras yra lenktynės, kurios vyksta Pietų Amerikoje. Istoriškai Dakaras yra Senegalo sostinė, keista, bet jisai dabar vyksta Pietų Amerikoje, čia irgi yra pakankamai keistas dalykas, tai parodo, kad marketingas šiais laikais yra stipriai daugiau negu geografija, ar ne? Ir tai yra 2 savaitės, tai yra 10 000 kilometrų, tai yra pačios blogiausios įmanomos sąlygos, tai yra Atakama, kuri yra sausiausia vieta Žemėje, 400 metų yra stebima Atakama, ten niekada nėra lyja per 400 metų, ar seniau yra lyja, sunku pasakyti, bet tai yra pati sausiausia vieta Žemėje. Tai yra ir kanjonai, ir tai yra Andai, ir tai yra be galo nemažas aukštis, sakysime, mums tenka lenktyniauti virš 4 km aukštyje, tai tenai iš tiesų yra nemažas, arba labai mažas kiekis degonės, tai ir automobilis blogai veikia, ir žmogus irgi blogai veikia tenai. Tai ta prasme, vienaip ar kitaip, tai yra 2 savaitės pačių blogiausių sąlygų ir pagrindinis, čia turbūt kažką paspausti reikia. Periferinis, kaip pasarklį matymas, aš visus kampus bandau sužiūrėti. Jo. Tai va, tai dabar ką aš norėjau jums papasakoti. Tai grįšiu. Aš jūs įspėjau. Kodėl tai pensininkų galvojate yra? Tai va, ačiū jums. Tai va, tai iš tiesų norint gerai pasirodyti Dakare, tu turi turėti ne tik tai stiprias profesinės savybės, bet tu turi turėti labai nemažą gyvenimišką patirtį. Iš tiesų, jeigu tu Dakare būtum tiesiog beprotiškai greitas, tai per 10 000 kilometrų, per 2 savaitės kiekvieną dieną yra, kiekvieną sekundę iš principo yra galimybė nusilaužti galvą ir jaunimas tiesiog jisai nesugeba būti tiek lėtas, kad greičiausiai nuvažiuoti tam tikrą vietą ir dėl to susiranda savo duobę ir tada baigėsi, blogiausiu atveju, geriausiu atveju praranda automobilį, blogiausiu atveju praranda gyvybę, tai iš tiesų tokia ir buvo istorija. Jeigu aš prisiminčiau, pavyzdžiui, savo pirmąjį Dakarą, tai aš tuo metu buvau be galo greitas vairuotojas, bet pas mane čia yra tokie pasikartojantis
sakysime, mano gyvenime epizodai, aš pradėjau lenktyniauti, nes galvojau, kad esu pats greičiausias vairuotojas gatvėje. Ir teko labai skaudžiai nusivilti, nes po pirmosios treniruotės supratau, kad visiškai nemoku važiuoti. Dakare buvo lygiai taip pat, aš pirmąją dieną buvo labai trumpas greičių ruožas, apie 17 km, toks tik prologas ir aš tad padariau geriausią lietuvišką rezultatą ir sekančią dieną jau stovėjau tarp lyderių, čia pirmasis savo Dakare ir tada prasidėjo mano visos nesėkmės. Aš labai netoli nuo starto sudaužiau automobilį pirmą kartą, Dakaro metu dar tą padariau kokius 4 kartus, tai vargšai mechanikai, nu žodžiu, kitaip tariant, pirmasis mano pasirodymas buvo toksai, kur daug kartų savo šaudžiau į kojas, o tuo metu reikėjo dar bėgti labai daug kilometrų. Tai žinau, kad gyvenime yra žiauriai nepatogu kaip minimum įsišauti savo koją, nes jeigu laukia ilgas kelias, tai jūs komentarą gal kokį turit? Ne, aš gerai, viskas tvarkoja, tiesiog jo. Tai, nu, kažkaip, aš paklausiu. Jeigu galima jo. Mane reikia vietą pastatyti kažkaip. Ne į vietą, jūs gerai savo vietą, stovit labai gera ta vieta. Kodėl jūs važiuojat? Žinokit, geras klausimas. Pats nežinau. Jeigu... Na, čia turbūt yra keletą dalykų. Prastas karys, kuris nenori tapti generolu, turbūt čia galima apie tai būtų šnekėti. Dakaras kaip lenktynės, tai yra aukščiausio rango tokio tipo lenktynės planetoje. Nieko geriau arba sudėtingiau arba didesnės konkurencijos nėra, nu tai turbūt čia būtų tokia loginė seka, kad jeigu tu nori būti su geriausiais, jeigu tu nori gauti didžiausią patirtį, jeigu tu nori pasiekti savo kalno viršūnę, tai vienaip ar kitaip, na tai yra turbūt buvimas, visas pasaulis iš principo yra smėlio dėžės, ne? Ta prasme, tai yra klausimas, ar tai yra smėlio dėžė pas tave kieme, ar tai yra kažkokia pasaulinė smėlio dėžė. Principai visi tie patys, tik tai, kad skiriasi iš principo konkurencija. Aš taip galvoju, ar ne? Nu, kitaip tariant, tikiu, kad jūsų bendrovė yra nemaža ir viena svarbiausių Lietuvoje, bet jeigu mes pasižiūrėtume pasauliniu mastu, tai galbūt yra ten ir didesnių kažkokių žaidėjų. Tai, na, jeigu ieškaisi konkurencijos, tai tokiu atveju geriausia būti ten, kur jinai pati didžiausia. Nu, tai planetoje, kiek žinau, tai yra tokios lenktynės, kas visatoje darosi, sunku pasakyti, bet greičiausiai neužilgo sužinosim, kad gyvybė kitokiom formom egzistuoja ir greičiausiai Algimantas net ir žino atsakymą, tik tai dažniausiai nesako. Tai va, tai aš vėl pamiršau, kodėl. Taip. Dabar jeigu mes šnekėtume apie, kodėl aš tai toliau darau, tai kiekvieną dieną Dakare, stovėdamas prieš startą, jūsų gera reakcija, kiekvieną kartą stovėdamas prieš startą, aš iš tiesų paklausiu savęs, ką aš čia darau. Ta prasme, nu, labai sunku nupasakoti, ką mes ten turim padaryti. Nu, daug kas galvoja, kad, na, taip lenktyniauja, na, nepatogu, na, blogos sąlygos, bet įsivaizduokit, jeigu mes čia pakviestume karį iš Donbaso arba koks ten buvo oro uostas, kuris buvo saugomas, ten tie kiborgai, ar ne, ir tai yra žmonės, kurie mėnesius, tikrai tą žodžio prasme, rizikavo savo gyvybėmis, dalis jų ir prarado. Ir jeigu tas žmogus čia pasakotų savo išgyvenimus, tai iš principo, nu, mes visi suprastume tik tai per savo patirtis. Ta prasme, svetimų patirčių iš principo nebūna, ar ne? Tai va, tai tokiu atveju jam manau, kad būtų pakankamai sunku perduoti tokią informaciją, nes kaip tikras su tikru, tai jisai galėtų šnekėti tik tai su kitų tokių pačių karių, pavyzdžiui, kuris yra buvęs tokiuose pačiose sąlygose. Tai jie turbūt tada suprastų daugiau mažiau, apie ką aš šneka. Visais kitais atvejais tai yra tik tai žodžiai, ne? Ir žodžiai šiaip, nors žmonės didžiuojasi bendravimu, labai džiaugiasi, bet kiekvienas žmogus kiekvieną žodį supranta nors keliais procentais skirtingai. Ir žiūrėkit, per kokį 1000 žodžių žiūri, kad žmonės nebesusišneka. Šneka tą pačią kalbą, bet iš principo taip viskas, čia toks gaunasi lost in translation, čia turbūt jūs kartais jau susidurėt su tuo knygų leidime. Tai va, tai dabar šnekant toliau apie Dakarą, tai šiuo metu, jeigu šnekėtume tik tai apie mano sportinės ambicijas, tai turbūt, ir jeigu imtume 100% skalę, kodėlgi aš dalyvauju Dakare, tai turbūt kokie 25% galėtų būti mano asmeninis patenkinimas poreikio, noro tobulėti, būti su geriausiais ir visa kita. Na, iš tiesų... Atsakė. Taip. Gal... Galėčiau būti neblogas politikas, nes esu ne kartą girdėjęs repliką, kad mes klausimą užduodam, tu daug šneki, bet dienos pabaigoje nieko nesakai. Tai žodžiu, čia, jeigu jums taip bus ir šiandieną, tai nenustepkit, taip jau yra.
Bet į politiką neplanuoju. Neišleisim. Gerai. Tai va, tai 25% yra turbūt mano asmeninės ambicijos arba noro, sakysime, sportinio parodyti rezultatą ir taip toliau. Tuo metu iš tiesų taip jau yra nutikę, kad Dakaras tikrai tapo pakankamai svarbių reiškinių Lietuvoje ir nemaža Lietuvos dalis žmonių yra susidomėjusi. Tai tokiu atveju man gaunasi kaip tokia atsakomybė iš tiesų prieš tautą, kad jeigu jau žmonės iš manęs tikisi ir jiem to reikia, tai gali būti mano darbas arba mano auka, kad aš tą dalyką padaryčiau. Kitaip tariant, jeigu aš važiuočiau ir tik tai kaifuočiau pats nuo savęs, koks aš čia geras ar blogas, kaip man čia sakas ir nesiseka, tai raščiau kitokių būdų, kur galėčiau gyvenime turbūt save, sakysime, išreikšti, bet jeigu tai yra reikalinga nors keliems žmonėms, tai tokiu atveju, tas mano darbas iš principo nėra beprasmis. Ir turbūt keli procentai galėtų būti ir tai, kad tai yra ir Lietuvos garsinimas pasaulyje, bet iš tiesų nemažai žmonių man ploja per petį, sako, Benediktai, tu šaunuolis, rodai vytį pasauliui, bet iš tiesų tai ne pasaulio aš vytį rodau, aš rodau vytį lietuviams. Nes tik tai mes, būdami savimi, būdami autentiškai ir būdami geriausiais, galime paskui savo darbo, savo poelgiais parodyti pasauliui, kokie yra lietuviai. Tai yra ne simbolis rodo iš tiesų, o mes patys tik tai galime. Tai sakysime, mūsų komanda, kiek ten mes kontaktų turime Pietų Amerikoje, pavyzdžiui, arba su kitom komandom, tai tik tai savo profesionalumu arba atvirkščiai mes galime parodyti, kokie yra iš tiesų lietuviai. Ne simboliai rodo, ar ne? Tai va, tai čia irgi, jeigu šnekant apie simbolį, kurį aš esu atradęs, iš tiesų pakankamai neseniai. Ir čia Vinstonas Čerčilis yra sakęs, kad mes pasiekėm tokią labai pavojingą ribą apie fanatizmą. Jis yra sakęs, kad, žinot, fanatikai yra žmonės, kurie nuomonės pakeisti nenori, o temos negali. Tai vytis yra tokia pakankamai slidi, manau, kad kuo toliau mano gyvenime aš irgi senstu. Ir pagal savo tėvuką matau, kad atsiranda tam tikros fanatizmo apraiškos, tai greičiausiai manoji bus vytis. Tai, žinot, viskas vaistas, viskas nuodas, jeigu per daug velnias vis tiek tai yra irgi nesveika. Tai žodžiu, tai čia irgi kažkada galima bus turbūt stabdyti. Bet ar aš atsakiau jūsų klausimą? Aš tada tęsčiau karyti. Kiek jūs norėjote, tiek atsakėte. Kiek man pavyko, gal aš? Aš turiu tada sekantį klausimą, kol išgarsit vandens. Jeigu jisai nepatogus arba negalite, tai taip ir sakykite. Suprasim. Finansai. Aš suprantu, kad nuskristi į Latino Ameriką bilietas palyginti kainuoja nedaug. Nusiųsti porą mašinų ir porą aptarnaujančių mašinų irgi palyginti nedaug. Kur eina didžiausi pinigai ir kokie tie dideli pinigai, iš kur jie ateina ir ar galite apie tai kalbėti? Šiaip mano gyvenime tai kada vyksta diskusijos, man būna, kad organizatoriai siunčia klausimus, sako, mes čia tave norim supažindinti, aš niekada jų net neimu, nes bendravimas man irgi tam tikro tipo iššūkis. Jeigu mes grįžtume turbūt kokių 10 metų atgal, tai aš buvau žmogus, kuris per draugo vestuves prie truputį didesnio stalo negalėdavau pasakyti kalbos, tai man būdavo visiškas košmaras ir negalėjau šnekėti su žmonėmis. Velnias kažkaip perlaužė mes tą istoriją, tai kiekvienas toksai iššūkis iš tiesų aš jį priimu, man tai yra be galo įdomu ir nepatogių klausimų nebūna. Aš kai kuriais atvejais galbūt negaliu atsakyti, nes nežinau. Arba dažnu atveju, čia daugiau gal ir merginam, pavyzdžiui, galėtų būti adresuotas, ten jos savo vaikinam dažnai uždavinėja įvairius klausimus, bet aš savo gyvenime būna, kad paklausiu, ar tu tikrai nori žinoti atsakymą. Nes aš tai atsakyti galiu, bet ką tu su tuo atsakymu darysi, paskui yra iš principo kitas klausimas. Tai dažnai reikėtų pagalvoti, ar atsakymas visgi yra reikalingas. Ne? Tai, nes yra žmonių, kurie atsako. Ne visi, bet kai kurie atsako. Tai, bet jeigu nežinau, tai greičiausiai neatsakau. Arba ten kažkokios kitos priežastys, priesaikos, arba santykiai tarp žmonių. Tai Raselė patikrina, kad būtų išjungti visi magnetofonai. Ne, aš atsakysiu, žinokit, jo. Tai, kaip ten, iš tiesų, tai mėgsta, apie finansus. Tai žmonės mėgsta skaičiuoti pinigus, ypatingai mėgsta skaičiuoti nesavus. Tai yra, manau, kad labai žmogiška ir jeigu mes galvojam, kad tai yra tik Lietuvoje, aš manau, kad taip yra greičiausiai visiškai visur. Plati tema, nesu tikras, kaip aš čia dabar galiu atsakyti, tai turbūt
Nu, bet jeigu mes prisimintume 3 Dakarus, tai pirmasis Dakaras, jo biudžetas buvo, bijau sumeluoti, gal kokie apie 400 000 eurų. Turbūt mums reikėjo pirkti pakankamai nemažai įvairios technikos, nu kitaip tariant, investuoti ten, kur paskui mums jau tarnaus daugiau laiko. Tai ir dabar praėję metai buvo apie 900 000 eurų. Čia aš savo šturmanui sulaužęs stuburą buvau. Pamačiau. Taip. Iš tiesų tai jisai blogai prisisekė, tai čia dėl to, bet pats jo. Tai va, tai nors dabar biudžetas yra didesnis turbūt 2,5 karto negu pirmąjį Dakarą, bet iš tiesų mums finansų trūksta gerokai daugiau negu tai buvo pirmąjį kartą. Nes aš pabuvau 3 Dakaruose ir 3 Dakarai buvo labai skirtingi savo greityje. Savo žiniuose ir taip toliau. Tai pirmajam mes buvome visiškai, turintis tam tikrą patirtį, numanantis, kur važiuojam, bet iš tiesų dienos pabaigoje sužinojom, kad ne viskas buvo visai taip, kaip mes galvojom. Ir dabar esame situacijoje, kur tos žirklės, tarp kiek mums reikia ir kiek mes turim, yra stipriai didesnis. Kaip veikia sportas ir kasgi yra sportas, šiaip bendrai paėmus šnekant apie finansus? Visų pirma, tai yra verslas. Visas didysis sportas tai yra verslas. Olimpiados tai yra verslas, iš tiesų tai yra valstybių reklama, tai yra futbolas, krepšinis, ledo ritulys, visų pirma yra verslas. Nes tenai yra uždirbami arba pradirbami pinigai. Kaipgi, kodėl verslas nori būti arba kodėl valstybės nori būti su sportu, ar ne? Iš tiesų tai, jeigu mes šnekėtume apie, Lietuvos raidą, ar ne? Buvom laikas, 25 metai nepriklausomybės, prieš tai buvo Sovietų sąjunga, planinė ekonomika, mes perėjome rinkos ekonomiką. Ir viskas prasidėjo kažkuria prasme iš naujo. Tai pas mus buvo pirmas dešimtmetis toksai, kai visos įmonės reklamuodavosi ir, duodavo tokį pavyzdį, UAB Megrame, galvojau, kad tos įmonės seniausiai neegzistuoja, pasirodo yra, bet mes visi esame girdėję, gamindavo langus ir dabar tebe gamina. Ir jie reklamuodavosi UAB Megrame, mūsų adresas toks, gaminam langus, medinius, plastikinius, darbo valandos tokios, ir iš principo pradžioj suteikdavo informaciją. Kasgi jie tokie yra, ir tai būdavo reklamos samprata pirmąja prasme. Antrasis dešimtmetis tai buvo kaip galima daugiau ir kaip galima didesnių logotipų, nes jau kas yra Megrame žinojo, reikėjo dydžio, maštabo ir taip toliau. Antrasis dešimtmetis iš principo irgi baigėsi ir dabar jau pradeda veikti tokie sunkiai pamatuojami dalykai, bet realiai tai yra klientų požiūris į prekinį ženklą. Pavyzdžiui, jūsų, ar ne? Alma Litera. Tai kokią emociją suteikia ir, ta prasme, ir kaip emociškai jūs galite priversti savo klientą arba svarbu jums asmenį turėti gerą kontaktą su jumis. Kitaip tariant, tiek sportas, tiek kultūra, tai yra nieko kito kaip sinergijų perėmimas. Įsivaizduokim, pavyzdžiui, Formulė 1, ne? Kokios pas mus yra pirmosios asociacijos kokybinė prasme, jeigu mes pasakome tokią sampratą, ne? Tai yra greitis, tai yra kokybė, tai yra aukščiausios technologijos, galbūt kažkam žavūs vyrai, aš nežinau, ta prasme, iš principo yra tam tikras mišinys, arba tam tikras rinkinys nenuginčiamų vertybių, nes mūsų galvoje mes žydom, kad ten ir finansai dideli, ir tikrai tos galimybės, ir tikrai kosminės technologijos ir taip toliau. Tai tokiu atveju prekinis ženklas būdamas tenai, jis yra tapatinamas. Tai yra perimama sinergija vertybių. Jeigu mes šnekam apie Dakarą, tai aišku yra iššūkiai, tai aišku yra beprotiškai sudėtingos sąlygos, labai graži gamta, asmenybės ir kiti dalykai. Vėlgi yra tam tikras vertybių kompleksas, kurį galima panaudoti paskui jau grinai pasąmonėje konstruojant, sakysime, vienaip arba kitaip norimą paveikslą. Tai automobilių sportas yra ne kažkas kito, tai yra tik tai sinergijų perėmimas. Ir iš principo, ką mes parduodame, tai mes esame emocijų pardavėjai. Pavyzdžiui, mes čia dar visą apie finansų šnekam, bet aš taip iš toli užeinu. Čia, žinot, kaip susitinka du žmonės. Nepasakyti, taip? Nebūtinai, aš kartais negaliu, nežinau, ką atsakyti, tai dėl to bandau išsukti situacijos. Čia, žinot, kaip anekdotinė situacija tokia, aš be pasakodamas paskui užsimirštu, tai vėl sugrąžinsit, ar ne? Susitinka du žydeliai ir vienas sako, klausyk, Joškas sako, kaip tu gyveni, ir Ibrahimas sako, klausyk, sako, pabučiuok tu man į kaktą. Sako, kodėl tu taip iš karto? Sako, tu irgi iš toli pradedi.
Tai va, nu, kitaip tariant, jisai galvojo, kad greičiausiai paskui jau jo klaus paskolinti pinigų, ne? Tai atsakymas buvo irgi iš toli ir tai aš apie tą patį. Tai va, tai principai daugiau mažiau jūs numanote, ne? Ta prasme, mes esame emocijų pardavėjai. Dabar, jeigu mes šnekame, bet vis apie tos pačius finansus, nu, ta prasme, aš negaliu banaliai atsakyti, nes greičiausiai ar nesuprasit arba nepatikėsite, ne? Dabar mūsų partneris General Financing, su kuriuo mes paskutinius 5 metus bendradarbiaujame, vienas svarbiausių mūsų partnerių, jie priklausė vienam didžiausių pasaulio bankų Societe Generale, paskui jie pardavė šitą verslą kaip nepagrindinį vienam Švedijos bankui. Švedai, būdami socialiais ganėtinai, nelabai suprasdami, kodėl reikia tik daug išleisti pinigų automobilių sportui, jie galvoja, kad daug išleidžia, aš galvoju, kad mažai, bet čia, žinot, visada taip gyvenime mes priešingai galvojame negu kiti. Na ir būdami socialūs, jie iš tiesų nenukatino šitų kaštų, bet sakė, nu gerai, jūs pasidarykite tyrimą ir išsiaiškinkit, nu kiekgi jums čia tas dalykas padeda. Tai aišku, General Financing daro brangius tyrimus, už tai moka pinigus, kurie geriau ateitų į komandą, bet nu, čia mes pakeisti šitą negalim. Šiais metais po Dakaro buvo apklausta, man atrodo, apie 1000 respondentų, tai nemažas tyrimas iš tiesų, pakankamai didelis. Amžiaus grupė nuo 20 iki 60 metų, 50% vyrų, 50% moterų. Nu, jie maždaug taip taiko į savo tikslinę auditoriją. Ir jiems buvo užduoti klausimai, tokie kaip, ar jūs žinote, kas yra Dakaras? Tai nebuvo nei vieno, kuris nepasakytų, kad nežino, kitaip tariant, 100% žino, kas yra Dakaras. Ir kai buvo užduotas klausimas, ar jums yra įdomu Dakaras, tai 69% atsakė, kad yra įdomu. Kitaip tariant, krepšinis Lietuvoje įdomu yra 55%. Bet čia irgi, nu, vėlgi, there are three kind of lies, ne? Good lies, bad lies and statistics. Galim sakyti, kad čia niekinis tas tyrimas, bet faktas yra toksai, jisai buvo padarytas ir mes dabar jo galime mosikuotis, ne? Va. Tai natūralu, kad tokiu atveju, nu, aš truputėlį turbūt pabandžiau papasakoti, kaipgi tai veikia. Tai yra iš tiesų emocijos pardavimas. Jeigu mes šnekame apie pinigus, tai mūsų partneriai ateidami pas mus, mes negaunam pinigų dėl to, kad mes turime gražias akis, bet mes suteikėme tam tikrą vertę ir mes net nevadinam mūsų partnerių rėmėjais, jeigu pastebėtų, ar ne, aš vadinu juos partneriais, nes iš tiesų, mano giliu įsitikinimu, Lietuvoje yra pagadinta savoka parama. Parama yra labai normalus reiškinys, bet kaip mes sugadinom žodį vadybininkas Lietuvoje, jis nieko nebereiškia, nes visi yra vadybininkais ir prarado tam tikrą prasme, tai Lietuvoje irgi labai dažnai maišoma savoka labdara ir parama. Tai parama yra iš tiesų, kada tu gauni naudą, labai aiškiai apčiuopiama iš to proceso, labdara, kada tu atiduodi lėšas arba pinigus arba galimybę savo ir tu nieko nereikalauji atgal, ar ne? Kitaip tariant, mes esame tokie, kurie galime suteikti naudą atgal, o pavyzdžiui, vaikų, sakysime, namai, senelių, prieglaudos, dar kažkoks, na, iš tiesų jie greičiausiai negali duoti naudos apčiuopiamos, dėl to tai reikėtų vadinti kiek kitaip. Tai va, tai didžioji dalis mūsų iš tiesų lėšų tai yra sponsorship, arba kitaip tariant, mes parduodame vienokią ar kitokią naudą. Tai šiuo atveju mes parduodame santyki ir vertybės, kurios yra Dakare. Kaip mums sekasi tą dalyką padaryti, aš paskutinius 15 metų užsiemu šitą veiklą ir aišku, kad pačioj pradžioje buvo tikrai labai sunku, bet dabar turbūt esame viena iš didžiausių Lietuvoje emocijų pardavimo bendrovių, jeigu taip galima būtų vadinti, tai iš tiesų mes vienas dalykas ne tik lenktyniavome, bet tuo pačiu ir kūrėme, sakysime, tą vertę arba tą tūrį informacinį. Nes iki mūsų Lietuvoje startavo turbūt apie 20 kartų lietuviai, bet nebūtinai mes apie tai žinom, ar ne? Ir dažnu atveju jie pyksta ir galvoja, kad velniai griebtų, nu kaip čia taip, Benediktas pasiemo visą dėmesį, kaip mes važiavom, niekas apie mus nerašė. Tai pagrindinis dalykas, kurį reikėtų suvokti, iš tiesų, klausimą visą laiką reikia užduoti tokį, ką jūs padarėte, kad tai būtų. Tai na, greičiausiai, kad nieko, jie tiesiog važiavo ir lenktyniavo ir tikėjosi, kad apie juos rašys. Mūsų atveju, mūsų komanda iš principo čia irgi reikia kažką padaryti. Ten yra tokia funkcija galima, kad neužmigtų. Ja. Va, mūsų komandoje iš 13 žmonių 4 žmonės yra susijęs su žiniasklaida Pietų Amerikoje, plus mes dar turime nemažą komandą Lietuvoje, kuri tuo metu dirba ir
ir nemiega. Tai kitaip tariant, 4 žurnalistai prieš 3 mechanikus. Ne? Pas mus net mechanikų yra mažiau iš tiesų negu žurnalistų. Visi šitie pinigai, kuriuos mes gauname, tai didžiąją dalimi mes gauname iš privačių rėmėjų. Turime keletą valstybės įmonių ir taip aš matau gal truputį valstybinį požiūrį, bet jeigu mes šnekam, pavyzdžiui, žmonėms yra įdomu dažniausiai ne kažkokius iš partnerių mes pinigus gaunam, o ten valstybinius ar kažkokius. Tai šiemet bus pirmasis kartas, kada iš Kūno kultūros ir sporto departamento mes gausim, atrodo, 10 000 eurų. Prie 900 000 eurų šių metų biudžeto, tai yra ganėtinai nedideli pinigai, iki tol aš esu gavęs vieną didelę riestainio skylę, žodžiu, iki šiol. Tai bendrai paėmus, nežinau, ar atsakiau, greičiausiai ne, bet bandžiau. Tai jeigu jums neužtenka pinigų, ką darot? Yra kelios galimybės likti skolingam. Tada... Tai jau netęsit. Jo, tai šiaip, mūsų Dakaras yra tik tai viena veikla ir turbūt labiausiai žinomas, aš iš jos esu. Be to, kaip aš minėjau, mes turime 2 prekinius ženklus, be Benedikto Vanago, nes jis irgi tapęs yra prekinių ženklų. Šlykštu buvo pačioj pradžioje save pardavinėti, gyvenimo dabar jau esu pripratęs, tai toksai kaip apie trečią asmenį apie išneku. Tai yra nacionalinis automobilių klubas, kuris turi daugiau socialinę misiją iš tiesų. Man asmeniškai yra svarbu, koks pas mus yra eismas, kokie yra eismo saugumas ir kokie yra kultūriniai dalykai susiję su eismu. Ir Pitlane UAB tai yra sporto rinkodaros bendrovė. Ar ne? Viena iš mūsų kūrinių, kuris yra susijęs su jumis, aš jums parodysiu, tai yra, mes leidžiame knygas, ar ne? Vieną knygą aš esu pasiėmęs, aš Zymantui norėsiu įteikti, bet šitą parodysiu vėliau. Buvo pirmoji mūsų pažintis su knygų leidyba, vėl neįgrėptų, daug galėsiu papasakoti. Mūsų klausė, kokia leidykla leido, sakau, spaustuvė, tai žinau, kokia, bet leidykla tai greičiausiai buvo mes patys. Daug išmokom. Mes esame išleidę storiausią knygą Lietuvoje, kiek aš žinom. Tai čia yra truputėlį galbūt pasakojant, nelabai galiu kilnuoti, nes truputį ranką dar skauda. Tai šita knyga, tai yra iš tiesų mūsų darbas ir apie tai, ką mes šnekėjom prieš tai. Čia yra žiniasklaidos monitoringo ataskaita. Arba kitaip tariant, tai yra pirmasis mūsų išvažiavimas į Dakarą. Ir čia yra šitoj knygui 3,5 tūkstančio puslapio, jinai sveria beveik 14 kg. Ir joje yra surašyta visa informacija, kiek ko žiniasklaidoje, spaudoje ir visur kitur buvo rašoma. Tai kitaip tariant, tai yra 13 metai. Jeigu mes pasižiūrėtume, aš siūlau tiesiog tegul nepastovi, paskui galėsit pasižiūrėti. Jo. Taip. Va. Tai yra storiausia Lietuvoje ir šita knyga, Vilniaus universiteto knygrišykloje jie ryšo, tai buvo tikrai pakankamai įdomi patirtis ir mums patiems, nes mes turime daug įvairių naujų dalykų, lygiai taip pat kaip dabar gaminame. Visą gyvenimą norėjau turėti vyčio ženkliuką ir niekur negalėjau nusipirkti. Dabar jau mes pagaminame 500 sidabrinių, žinau kaip gaminti, ne tik kaip knygas įrašinėti, visą komandą žino, žodžiu, patys turėjom pasigaminti, nes velniai griebtų to dalyko nebuvo. Tai visas mano gyvenimas iš tiesų jisai ir čia papasakosiu, ką mes veikiam, daugiau visas mano gyvenimas yra susijęs su tam tikrais iššūkiais ir dažniausiai aš čia kažką visą laiką įrodinėjau. Aišku, ir tai yra dažniausiai iš principų, iš tiesų principai tai yra, kaip pasakyti, tai yra, tu niekada iš principų neišloši, tu iš principų visą tik praloši, bet klausimas, kiek nori susimokėti. Tai vienas iš mūsų projektų tai yra Hols Winter Rally arba žiemos ralis, tai yra Utenos apylinkės arba žiemą Lietuvoje didžiausias renginys, kuris vyksta. Mes turime apie 50 000 žiūrovų, 10 metų darome tą renginį, tai neblaivi tie žiūrovai dažniausiai būna, aišku, situacija stipriai gerėja, matom, sakysime, kaip vyksta dabar procesai ir kad tauta tikrai mūsų šiek tiek blaivėja, galiu pasidžiaugti, aš pats asmeniškai tai nelabai ir vartojantis, tai Winter Rally mes pradėjome organizuoti tik todėl, kad aš buvau lenktynininkas ir nebuvo lenktynių normalių Lietuvoje ir, žinot, lenktynininkas yra tam tikro tipo cirko artistas, jam reikia vienokio ir kitokio dėmesio, mums ten tiesiog miškuose pasislėpus lenktyniauti, žinot, čia vis tiek auditorijos ir taip toliau. Tai to dėmesio reikia ir iš tiesų to reikia ir mūsų partneriam, nes kitokiu atveju, jeigu mes nebusim žinomi arba mūsų veikla nebus vieša ir nebus įdomi,
nebus su mumis bendrovių, nebus bendrovių, mes negalėsime sportuoti, mes tam negalėsime skirti lėšų. Tai va, tai Winter Rallis gimė taip. Dar vienas projektas tai yra velomaratonas arba didžiausios dviračių lenktynės, turbūt Baltijos šalyse, Lietuvoje ilgą laiką buvo pats didžiausias renginys. Kodėl jisai gimė? Vėl buvo tam tikras principas, prieš 6 metus truputį daugiau maudžiausi iš ryto duše ir pagalvojau, velnės, kodėl mes neturime masinių sporto renginių Lietuvoje. Nu, kažkaip tai pradėjau galvoti, nežinau, kas čia man atsitiko, kaip minėjau, trenktas tai atsitinka visokiausia, ne? Tai pradėjau galvoti, ieškoti informacijos ir pamačiau, kad tuo metu buvo pats didžiausias renginys Vilnius Challenge. 800 dalyvių. Ir aš, kai žinau, kad yra, pavyzdžiui, Berlyno maratonas, 50 000 dalyvių, ne? Žinau, koks nors Bostono maratonas, ten turbūt kokie 100 000, ar ten New Yorko, sunku pasakyti, o čia 800, nu velniai griebtų mažoką. Pradėjau klausti nuomonę žmonių, kurių nuomonė man yra svarbi. Kodėl taip yra? Nu, sako, žinai, Benediktai, mes neturim tradicijų. Nu, gerai, neturim tradicijų. Sako, bet žiūrėkit, Latvijos tai iš principo panašus, bet jie turi 10 000 renginius jau dabar. Nu jo, bet jie pradėjo prieš 15 metų. Nu, gerai, tada nusispjoviau, paėmėm, suorganizavom velomaratoną. Aš su dviračiais susijęs esu tik tiek, kiek vaikystėje tiesiog šiaip gatvėse jis važinėdavo ir tiek žinių. Ir ne, tai vėl gavosi taip, kad tai gavosi per principą, tai mes turime pirmais metais 2,4 tūkstančio dalyvių, arba 3 kartus daugiau negu bet kada Lietuvoje. Antrais metais turėjome 3,8, bet labai stipriai lėjo lietus. Trečiais metais 7,8 tūkstančių. Tai kitaip tariant, 10 kartų per 3 metus. Tai visada gyvenime gali pasirinkti arba sėdėti ir inkšti, sakyti, kaip pas mus yra blogai, arba paimti iš tiesų pajudėti ir padaryti geriausią, ką gali. Tai va, tai... Bet kodėl aš apie tai pasakoju dabar? Kokiu būdu, galbūt jos visos suprato. Aš jokių būdų nesupratau, kaip dviračių maratonas gali duoti jums pinigų. Tada dviračių maratonas... Taip. Gerai. Bandau dabar aiškiai sudėlioti atsakymus. Kadangi tai yra didžiausias renginys, kurio pagrindinės vertybės yra šeima, sveikas gyvenimo būdas, ekologija ir eismo saugumas. Iš principo, jeigu žiemos ralis tai ganėtinai komercinis renginys ir toksai tūsas bendrai paėmus, tai velomaratonas jisai žiauriai socialus. Jisai toksai, na, tikrai smagu matyti be galo didelį kiekį žmonių, kurie net nepatikėsit, bet net pradeda bendrauti tarpusavį. Mes matome žmonės, kurie važiuoja velomaratoną, nu tą dieną ryte, ne, vis tiek 10 000 dviratininkų surinkti vieną vietą yra ką veikti. Ir jau ten 50% yra iš Vilniaus, kita 50% iš visos Lietuvos ir nemažos pasaulio dalies, bet tai jie važiuoja į velomaratoną ir žinot, kas jie pradeda bendrauti tarpusavį, kas yra pakankamai keista, nes šiaip lietuviai iš principo, nu, jie nežiūri viens į kitą, jie nesisveikina ir jeigu nepažįsta žmogaus, tai nebendrauja, ne? Tai ten, jie tokie, atsiranda tam tikras bendrumo jausmas ir žiauriai smagu. Tai natūralu, kai yra tokia emocija, tai yra tokio dydžio renginys ir jisai yra, nu, dabar jau bėgimas galų galia tampa tokio pačio dydžio, bet aišku, kad, na, su sportbačiais ir dviračiu tu nelabai gali konkuruoti, prasme, tai yra įranga, kurią tu turi turėti. Tai natūralu, kad nemažai prekinių ženklų nori būti draugė su mumis. Mes turime santykį su Ergo. Tai buvo, mes turime 5 metų sutartį ir tai turbūt vienas brangiausių, negaliu minėti kokia tai yra pinigų suma, bet tai greičiausiai vienas brangiausių susitarimų Lietuvoje, koks yra kažkada buvęs, ar ne? Nes jie bendrai paėmus, jie turi, kaip pasakyti, jie turi galimybę pasirodyti svarbiais tenai tame renginyje tiem žmonėm, kurie ten dalyvauja, plus žiūrovam, plus mesgi komunikuojame, tai nėra tik tai renginys. Taip, kitaip tariant, ar žinote, kas yra velomaratonas, ar esate ten galbūt dalyvavę? Niekas nebuvo. Nu gerai, tai sudalyvausiu iš esmės. Nu buvo, gerai. Tai va, tai tokiu atveju, va, taip ir gaunasi, kad mes turime ne vieną, o keletą arba kelias dešimtis partnerių. Visi jie turi savo prioritetą, savo kategorijos, ką mes jiems suteikėm ir jie mums suteikė galimybę suorganizuoti tokį renginį. Ir jeigu mes suorganizuojame optimaliai labai, tai pas mus tų pinigų lieka, kurias mes galim išleisti Dakarą. Ir tada nelikti skolingais. Tai maždaug taip. Aš turėčiau klausimą apie šturmanus. Taip. Čia daug šnekam apie lenktynininkus ir aišku, kaip ir pats minėjo, tam didelis dėmesys skiriamas. Tai visgi pabrėžiant šturmano svarbą, kuo skiriasi geras šturmanas nuo blogo? Ir antras klausimas, tai kaip jūs atsirinkinėjate tuos šturmanus, nes mačiau nuotraukas su jų pavardės, tai pagal ką jūs atsirinkinėjate, kokie reikalavimai ir panašiai. Remiu direktoriaus klausimą, ar lietuvių šturmanų nėra? Jo. Šturmanas negauna tiek dėmesio, kiek vairuotojas, bet Dakare
be galo svarbi asmenybė iš tiesų ir tikrai labai svarbus asmuo. Kitaip tariant, jeigu mes imtume tik tai ekipažo darbą ir, sakykime, rezultatą ekipažo darbo, tai nėra tik ekipažo darbas, yra visa komanda, mechanikai, logistika ir taip toliau, bet jeigu mes šnekame tik apie ekipažo darbą, aš sakyčiau, kad turbūt 60% sėkmės yra šturmano rankos, 40% yra vairuotojų. Tai tikrai yra labai svarbi asmenybė. Įprastai šturmanai būna stipriai intelektualesni ir stipriai platesnio mąstymo negu vairuotojai, apie ką mes šnekėjom pačioj pradžioje. What do you want from me, I'm just a driver. Kitaip tariant, vairas, pedalai, bėgus laiku perinkti, greitai apdoroti informaciją. Šturmanas jisai tikrai yra intelektualus ir šiaip ką aš matau pasaulyje, kad labai nemažai šturmanų buvusių dabar yra be galo, svarbios personos, pavyzdžiui, automobilių sporte. Ten Žanas Totas, kuris buvęs Formulės 1 Ferrari komandos vadovas, dabar Tarptautinės automobilių sporto federacijos vadovas buvęs šturmanas. Ten seras Richardas, pamiršau pavardę, nesmė. Vienaip ar kitaip yra tikrai labai nemažas kiekis daug pasiekusių žmonių ir jie dažniausiai būna šturmanai, kitaip tariant, jie tikrai turi mentalitetą ir intelektą atitinkamo lygio. Tikrai. Tai va, tai dabar, jeigu mes šnekame apie tai, ką mes dirbame ir darome, yra žinoma, kad kosmonautai, arba astronautai turbūt jie tinkamai gal vadinami, jie yra atrinkinėjami ir labai yra žiūrimas jų suderinamumas. Tai Dakare, jeigu aš susitinku su žmogum, kuris yra geras šturmanas, bet jeigu aš pirmojo pokalbio metu nesu tikras, ar jisai man patinka, tai aš tikrai jį nužudysiu Dakare. Tikrai. Ta prasme, nes ten bus viskas labai sudėtinga. Yra vienas lietuvis, Gintas Petrus, kuris turėjo draugę, Mildą, ir pakvietė į Dakarą, jie įveikė ir tada jie susitokė. Tai yra tikrai labai geras būdas išbandyti žmogų, nes jeigu... Kas yra gailiausia šioje istorijoje, jie visai neseniai išsiskyrė, švalcai negali. Tai va, tai nieko nereiškia, ta prasme, bet būdas išbandyti iš tiesų visgi yra neblogas. Tai va, tai... tikiuosi, mes jau bent jau gerai leidžiam laiką. Tai va, tai tas suderinamumas yra be galo svarbus, nes tai yra labai sudėtingos sąlygos, ilgą laiko tarpą ir labai maža erdvė, kurią mums reikia dalintis drauge. Ir yra nuolatinė stresinė situacija, kai reikia spręsti klausimus. Tai šitoje vietoje suderinamumas yra labai svarbus. Kodėl lietuvis, mes vėl šnekam apie smėlio dėžes ir Lietuva yra tam tikro dydžio smėlio dėžė, 3 milijonų gyventojų, tai mes čia potencialiai turime geriausių krepšininkų pasaulyje, geriausių futbolininkų ir geriausių šturmanų. Tai šiuo metu aš manau, kad mes turime porą neblogų, bet prie dabartinio greičio, kurį mes turime Dakare, tai nėra pakankamas. Ta prasme, tas profesionalumas nėra pakankamas. Dėl to esu priverstas ieškoti šturmano kitur pasaulyje. Ir čia iš tiesų, kaip ir gyvenime, jeigu mūsų galimybės yra beribės, ar ne? Klausimas yra, kokias tu savo sienas arba lubas nusibraižai. Jeigu tu pasakai, kad nesu tikras, ar pasieksiu šitas lubas, tai tu iki mėnulio niekada nenušoksi, ne? Tai tokiu atveju, aš praplečiu tas galimybės ir tiek žinių. Tai pasaulyje jų yra daugiau ir tada aš turiu žymiai didesnę galimybę rinktis. Nes šturmanas yra vienas dalykas, suderinamumas yra kitas dalykas, jo profesionalumas, požiūriai ir visa kita, visada yra bet kuris vaizdas ir bet kuri bendrovė ar bet kurie santykiai, tai yra kaip vitražas. Vitražas iš tiesų susideda iš daug smulkių detalių ir jų visuma duoda mums vaizdą. Tai viskas gyvenime yra smulkmenos. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, paklaustume, kas yra Dakaras, Dakaras tai yra, nežinau, 10 tūkstančių arba 100 tūkstančių smulkmenų, kurių ir laimi ta komanda, kuri didžiausia kiek iš tų smulkmenų atsako geriausiai. Bet ir viskas labai paprasta. Dar du klausimus. Nukonkuruos, žinokit. Ar Dakaro varžybose naudojama ta pati ralio kalba, kaip tarkim vykstanti Lietuvoje, ir jeigu ta pati, tai kokią kalbą jūs iš tikrųjų naudojat varžybų metu? Lietuvių, anglų, rusų? Taip. Iš mano gyvenimo tai, ką daro Meilutytė, sinchroninis plaukimas, šokinėjimas nuo tramplino ir baidarės, visos yra vandens sporto šakos. Ne? Bet jos visos yra labai skirtingos. Tai automobilių sportas irgi būna įvairus. Tai gali būti klasikinis ralis, tai ką mes darome Lietuvoje. Tai mes važiuojame trasą, mes 2 kartus ją pravažiuojame, susipažįstame ir tada šturmanas jau man sako tai, ką mes esame susirašę. Dakare, ralio maratonai, mes iš vakaro gauname knygą, kurioje yra tam tikri simboliai surašyti
pavojingiausių vietų ir krypčių, bet iš principo mes ten niekada nesame buvę. Ne? Tai yra visiškai skirtingo tipo. Vienur mes susirašom ir man skaito tai, ką aš padiktavau šturmanui, kitur yra kitas. Žiedinėse lenktynėse iš principo yra 3 km, 5 km trasa ir ten net šturmanas nėra reikalingas, visi kovoja tarpusavyje. Ne? Tai automobilių sportas būna labai įvairus, tai čia šiuo atveju tiesiog truputį skirtingos yra šakos sporto. Dabar, šnekant apie kalbas, pas mane taip yra nutikę, kad klasikinėme ralyje dažnai mano šturmanė yra moteris, ar ne? Nu, nes nemažai laiko praleidžiam drauge, ar ne? Ir žymiai smagiau sėdėti šalia žavios damos negu šalia vaikino. Plus, moteris potencialiai yra lengvesnis sutvėrimas, tai automobilių sportą tai yra be galo svarbu. Nes kiekvieną gramą, kilogramą tu turi vežti. Tai va, Dakare gal ten jau reikia ir fizinių iš tiesų daugiau gebėjimų, bet yra istorija buvę, kad net moteris Jutta Kleinschmidt yra, vokietė yra laimėjusi Dakarą. Tai sakysime, ten būna, nu ten aišku tokia, jinai jau tvirta, nenorėčiau papult kojas ranka, ta prasme. Tai buvo tokia istorija. Mes važiuojame lenktynėse su Subaru, mano šturmanė buvo ukrainietė, Irina Kolumeicova, ir mes važiuojame lenktynėje Latvijoje, lenktynėse per podiumą. Ir būna vedėjai, kurie ten paklausia klausimų. Nu sako, va jūs lietuvė, jūs ukrainietės, o kaip jūs sako, kalbatės tarpusavę, nu rusiškai, ne, lietuvis, ukrainietė, šnekam rusiškai, o kaip stenogramą šnekate, angliškai. Tai tarsi, kitaip tariant, viskas yra taip persipinę. Lietuvių kalba stenogramoje, va tokio tipo varžybose, jinai yra per nepatogi. Kitaip tariant, mes turime, nu pavyzdžiui, kairė dešinė. Iš principo, KD tokie abudu duslus garsai, pavyzdžiui, left right, iš principo yra tu jau iš pirmo skiemens, tengi vyksta viskas be galo greitai. Mes važiuojame 200 km/h greičiu, aplinkui yra žvyrkelis, medžiai ir tai ir visa kita, nu kitaip tariant, tai yra toksai greitis, kur tikrai liejas akyse. Ir iš tų garsų, kuriuos aš girdžiu, aš žinau, ką man reikia daryti. Aš negalvoju, tai yra pasąmoniniai dalykai visiškai, nes pasąmonės greitis yra apie 10 000 kartų greitesnis negu proto. Kitaip tariant, jeigu lenktynėse aš pradėčiau galvoti pasuksiu, nuspausiu sankabą, tai būčiau arba be proto lėtas, arba būčiau grevy iš karto. Nu, kitaip tariant, tu negali galvoti, tai yra jau profesionalumo dalykai. Dar vienu dalyku noriu pasidalinti. Tai yra savoka profesionalas arba meistras. Ar ne? Aš šiaip vaikystėje, paauglystėje 7 metus esu atsidavęs rytų kovos menams. Ir tuo metu man treneris pasakodavo ir sakydavo, kad yra toksai meistro apibrėžimas, ar ne? 10 000 valandų ir aš kažkaip tuo metu niekaip nesuvokdavau, kasgi tai yra. Tai norint tapti savo srities specialistu, egzistuoja viena labai aiški taisyklė. Tai yra, iš tiesų tai yra 50 000 valandų, bet aš ne visai suvokiama yra. Tai žmonėms įprastai tai yra 10 000 valandų taisyklė. Jeigu jūs konkrečia sritimi domitės nuoširdžiai 10 000 valandų, po to jūs jau pradeda vadinti meistrais. Kad jeigu aš kažką netaip sakau, jūs paskui man pataisysit, gerai? Kadangi patirties vis tiek potencialiai yra gerokai daugiau. Tai... Obliok, žinau. Su kirviu pat. Jo, tai... Bet jau humoro jausmo tikrai netimsi. Tai 10 000 valandų. Jeigu jūs kiekvieną dieną nuoširdžiai 10 valandų skiriate tam tikrai veiklai, ir tai vyksta 7 dienas per savaitę, tai po metų jūs turite grubiai 3,5, truputį daugiau negu 3,5 tūkstančių valandų. Ir kitaip tariant, po 3 metų jūs turite galimybę vadintis meistru. Bet ar įmanoma gyvenime 10 valandų per dieną nuoširdžiai kažko domėtis? No chance. 2 valandos maksimum ir tai iš karto nuveda iki 15 metų. Kitaip tariant, jeigu jūs norite savo srities tapti specialistų, nesvarbu, ką jūs darote, auginate vaikus, gaminate valgyt, savo srities profesionalų, taisote kanalizacijas, kepate duoną, esate vadovas, buhalteris, žudote žmonės, galbūt juos gydote, nežinau, nesmė. Iš principo taisyklė yra visiškai ta pati, visiškai nesvarbu, ką tu darai. Ar tu karatistas, ar tu lenktynėse, ar tu esi keliautojas, principas yra visiškai tas pats. Tai va, tai, nežinau, kodėl apie tai pradėjau pasakoti, pasidalinti labai norėjau, tai dabar jau reikės kažkokį kitą klausimą galvoti. Kitą klausimą? Taip. Prašau, mielai. Kaip direktorius ne... Ar bandėt kada nors rally greičiu pavežti savo žmoną? Mane žmonės dažnai klausia, koks didžiausias greitis, kurį aš esu pasiekęs. Tai aš įprastai sakau, kad tai yra apie 900 km/h ir tai yra su lėktuvu. Aišku. Antras didžiausias greitis tai yra 330 km/h.
iš tiesų su žmona ir aš nenorėjau jos nužudyti, tai yra Vokietija, autobane. Mėgstu greitus automobilius, tai mano didžiausias pasiektas greitis yra 330 km/h. Kokiu balsu nereikia? Aš atsimenu vieną pirmųjų savo avarijų. Tai buvo taip, kad su žmona gyvenu paskutinius 18 metų, kažkaip labai seniai dabar. Tiek žmonės net iš principo negyvena, tai čia galėtumėt patarti, tikiu. Tai, žodžiu, viena mano avarija buvo tokia, aš buvau visiškai dar jaunuolis ir tikrai net, turbūt gal mąsčiau apie automobilių sportą, bet dar nesportavau ir viena mano avarija tai buvo tokia, kad aš jau jai rodžiau, kaip aš moku važiuoti, sakau, tu greičiau nemoku, aš kad moku. Kaip jūs galvojat, baigėsi viskas griovyje. Tai kitaip tariant, jos baimės jausmas buvo stipriai toliau negu mano galimybės ir negrėptų. Žodžiu, tai va, tai čia atsakymas, kaip jinai išnekėjo. Viskas gerai, tuo metu fotografavo skydelį, kad aš turėčiau atsiminimų į tos 330 km/h. Žodžiu, jai ten viskas yra gerai. Tai laikykite tą žmoną, kitos jums nereikia. Jeigu tik pagal tai matuosi, bet aš nesiskundžiu, iš tiesų tai viskas gerai. Tai va, tai žmogiškas santykiai, aišku, irgi yra įdomus dalykas, apie tai irgi galėtume pasišnekėti, kada tik dar čia sugalvo temą reikia. Kaip... O tema yra, žmogiškas santykiai. Kaip gabenate automobilius? Ar tenai pradeda tvarkyti, ar Europoje tvarkote ir tenai baigėte? Na, čia toks platesnis turbūt gali būti užėjimas. Daug kas galvoja, kad 2 savaitės lenktynių ir čia dabar mes lenktyniausim ir mes dabar įveiksime Dakarą. Tai galiu pasakyti, kad iš tiesų Dakaras yra procesas, kuris niekada nesibaigė. Šiais metais stovint ant podiumo, finiše, kuris čia buvo, nebeatsimenu jau dabar, žodžiu, kažkur Pietų Amerikoje, suvokiau, kad velniai griebtų mes labai stipriai vėluojame. Ta prasme, kitaip tariant, nors už metų laiko arba už 11 mėnesių yra Dakaras, aš suvokiau, kad šakės, kaip mes mažai turim laiko. Tai jeigu mes galvojam, kad startas sausio 4, tai tada pas mus prasideda Dakaras, nieko panašaus, Dakaras dabar yra pasikarpęs pas mus. Tuo metu, kai mes išsiunčiam techniką lapkričio kokią 20 dieną iš vieno iš uostų Prancūzijoje, tai mes iš tiesų tuo metu jau būname įveikę 2/3 Dakaro. Nes viskas yra paruošta, viskas yra supakuota, mes pakrauname į organizatoriaus laivus, ten yra apie 800 vienetų technikos įvairios, kuri išplaukia iš Europos į Pietų Ameriką ir mes jau ten paskui tik tai komandą nuskrendam su savo hand luggage ir tiek žinių. Tai va, tai visas pasiruošimas būna toksai. Tai laivais keliauja transportas ir šiais metais jums, Agne, reikėtų pajudinti, jeigu galima pelytę. Tai va, tai šiais metais mūsų komanda buvo serviso sunkvežimis, kuriame važiuoja 3 mechanikai, didžiulis sunkvežimis, kurios stogo 4 metrų aukštį gyvenau aš kaip Karsonas. Tuomet mes turime 2 visureigius, kuriuose sėdė irgi po 4 žmonės, tai viename yra medija, 4 žmonės, kitame partneriai, logistika, ten, žodžiu, kiti komandos asmenys ir lenktyninis automobilis, kuriame važiuoja vairuotojas ir šturmanas. Tai va, 13 žmonių komanda ir 4 vienetai technikos, kuri gabenama yra laivais į Pietų Ameriką. Tai mūsų technika visą laiką, kiekvienais metais važiuoja į Pietų Ameriką, grįžta atgal, keliauja laivais, sėkmingai viskas rūdyja, nes ten velniai griebtų daug turbūt vandens yra druskingo ir, žodžiu, pakankamai sudėtinga technikai. Mes patys skrendame lėktuvais, išskrendame į Pietų Ameriką ir jeigu viskas gerai, tai grįžtame namo. Na. Gerai, o šitas vienas yra automobilis, kuriuo lenktyniaujate? Ar jeigu jis sugedo, galite pusiau tarp vidurėje į kitą? Pagal taisyklės, dažnai žmonės nelabai supranta, kas yra automobilių sportas. Iš tiesų tai yra labai daug tomų medžiagos, techninės medžiagos, arba reikalavimų, kuriuos mes privalome atitikti kaip technika. Tai šioje vietoje reikalavimas yra toksai, kad tas pats automobilio kėbulas ir tas pats automobilio variklis privalo būti nuo starto iki finišo. Jeigu mes sugadiname automobilį tiek, kad sulinksta saugos lankai, automobiliu tampa nebesaugu naudotis, o aš kartais atlieku tokius manevrus, tai tokiu atveju finišuoti negali lenktyniauti, arba jeigu tavo variklis sugenda, iš principo irgi tu nebegali lenktyniauti. Tai tokie pagrindiniai dalykai. Visą kitą gali keisti. Kitaip tariant... O vairuotoja?
vairuotojas ir šturmanas yra nekeičiami, bet jie gali susikeisti vietomis, jeigu netyčia kažkas atsitiktų. Jeigu vienas sugenda. Jeigu, kartais jie būna sugenda, kaip jau žinau. Taip. Kodėl nepasikeitė? Matai, kaip yra. Čia turbūt apie tai, kas tinka viskam, netinka niekam. Tai visgi, nors taisyklės leidžia keistis vietomis, bet iš tiesų geras vairuotojas ir geras šturmanas nėra tas pats. Tai šio vietoj, jeigu mes būtume pasikeitę vietomis, tai greičiausiai aš būčiau daręs tai, ko nemoka, Andrėjus irgi būtų daręs to, ko nebūtinai moka. Tai mes nežinau, kur būtume nuvažiavę, tai geriau jau aš ten šlubas, bet, sakysime, buvau geresnis, negu sėdėčiau šturmano vietoj. Taip. Papasakokite dar biškai apie kainas. Mes dažnai skundžiamės, kad kuras yra labai brangus. 3 litrai, 4 litrai už litrą. Kokį kurą jūs naudojat varžybose ir kiek jo litras? Tai čia taip. Toyota Hiluxo degalų bakas yra 500 litrų. Kitaip tariant, jeigu standartiškai automobilį yra 50, 60, čia pas kažką didesnė 80 litrų, pas direktorius dažniausiai tai būna tokie automobiliai, tai nesu tikras, bet, žodžiu, įprastai tai yra stipriai mažesni, negu naudojame mes. Pirmais metais aš žinojau, kad yra galimybė įsigyti aviacinį kūrą, bet būdamas lietuvių galvoju, taigi mes kainuoja aviacinis kūras 4 eurų litras. Kitaip tariant, vienas kūro užpilimas yra 2000 eurų į dieną. Jeigu dienų yra 14 lenktynių, tai galite paskaičiuoti, maždaug 28 000 eurų yra vien tik tai benzinas, vien tik sportiniam automobiliui. Būdamas lietuvių, tai ką, mes čia pigiau negalėsime, mes pylėmės pirmąjį Dakarą savo degalinėse ir sužinojom tokį dalyką, kad kalnuose, kai pakyli viršų, ten dar yra pakankamai karšta, pavyzdžiui, porą kilometrų aukštai, bet oras yra pakankamai išretėjęs ir skystis pradeda virti prie žemesnės temperatūros. Jeigu slidinėjate, žinot, kad kartais, pavyzdžiui, beslidinėjant, jeigu sugalvosit išsivirti kiaušinius, tai virė, burbuliavo vanduo, ten tiek minučių, kiek reikia, ir kiaušinis yra žalias, nesąmonė neišvirė, nes prie mažesnės temperatūros pradeda virti. Tai mes turėjome pirmais metais pamoką, kad privalai pilti aviacinį kūrą, nes kitokiu atveju standartinis užverda. Mes negalėjome turėti rezultato dėl to, kad pataupėme. Galvojom, staupysim čia, bet pasirodo, kad neišdursiu tų visatos, žodžiu, yra taip, kaip yra. Tai dabar pilamės kantriai, mokam pinigus, pakankamai nemažus. Automobilis ryja įprastai, turbūt taip važiuojant pagal kelių eismo taisyklės, kokiu 100 km/val greičiu, apie 20 litrų turbūt, o kopose gali ryti 100 litrų 100 km. Kitaip tariant, priklausomai nuo apkrovimo. Tai čia apie kūrą. Klausimas panašus ir buvo, ne? Aš vėl išsipilėjau. Jo, gerai. Aš dar vieną klausimą pinigus turiu, bet mūsų finansų direktoriaus, jis negalėjo dalyvauti, tai perdodu. Klausimas yra, ko daugiau pardavėt, ar marškinėlių savo, ar knygos tiražą? Kai mes užsakinėjom knygą, tai aš galvojau, eis kaip sviestų patepta, bet ten pasirodo dar daugiau reikia žinoti dalykų įvairiausių. Aš žinau, kad galėčiau pasikonsultuoti su jumis šiek tiek, nes jūs vienas prieš 7, kiek ten jų buvo, tai aišku, bet buvo unikali patirtis, labai įdomu ir aš ją labai džiaugiuosi, jinai yra mano. Ta patirtis arba mūsų komandos, tai vienareikšmiai marškinėlių. Marškinėlių pagaminta turbūt yra gal 15 000, mes turbūt kokių porą tūkstančių dar jau turim, tai turbūt kokių 13 000 yra parduota. Tai yra netikėtai labai gerai parduodama prekė ir man labai svarbu, kad ta prekė, sakysime, mėgstama lietuvių ir kad vyčio bacilą užsikrečia vis daugiau ir daugiau žmonių. Ar ir daugiau nieks, aš nenoriu uzurpuoti jūsų dėmesio, bet yra vienas toksai klausimas. Yra privačios komandos, taip kaip vadinasi. Yra žydybės, kaip suprantu, žydybės tai fabriko. Taip. Fordo, ten Toyota. Taip. Kuo skiriasi? Įprastai man žmonės dažnai užduoda klausimą, kogi skiriasi privačios ir gamyklinės komandos. Iš tiesų, mes šiais metais Dakare laimėjome privačių komandų įskaitoje, kitaip tariant, tarp komandų, kurios nėra traktuojamos kaip gamyklinės, mes buvome pirmi Dakare. Ir tai iš tiesų mums labai didelis ir labai svarbus pasiekimas. Gamyklinė komanda yra niekas kitas, tik tai tinkamos arba geros galimybės. Kitaip tariant, jeigu Toyota arba Mini arba Fordas arba bet kas kitas nusprendžia, arba Kamazas nusprendžia leisti, sakysime, savo modelį automobilinį į lenktynės,
tai jisai turi be galo didelės galimybės, jam yra svarbu dėl to, kad tai yra jo prekinis ženklas, ar ne, arčiausiai jo esantis. Ir jie iš tiesų turi be galo didelės galimybės. Na, įsivaizduokim tokį dalyką. Su 13 žmonių Dakare mes tikrai nebesame mažiausia komanda. Tikrai, mes esame vidutiniokai. Minis turėjo 170 žmonių aptarnaujančio personalo, kad įsivaizduoti, kiek žmonių dirba tenai ir kiek čia. Ir tai yra, iš principo, dažnai sakoma, kad tai yra finansai, bet iš tiesų tai į tai gal remiasi, jie turi geriausias galimybės, jie turi geriausius protus, jie turi didžiausią patirtį, jie turi geriausiai išbandytas atsarginės detalės, naujausias technologijas ir visa kita. Ir tada tu su jais turi lenktyniauti. Ir tai aišku, kad tai yra neįmanoma. Iš tiesų, nes jie visko žino gerokai daugiau negu tu ir turi geriau ir tvirčiau ir patikimiau ir kaip tik nori. Tai pagrindinis skirtumas yra iš principo galimybės. Niekas kitas. Bet jie neturi vyčio geno, žinot, tai šitoje vietoje mes čia ir kartais įspiriame į užpakalį. Ne dažnai, bet pasitaiko. Jeigu galėčiau tokį labiau provokuojantį klausimą užduoti, bet kuriuose varžybose, gal Dakaras ne pats geriausias būtų palyginimas, bet tarkim, Lietuvoje bent jau Halls Winter Rally, tai jau tikrai, be apsvaigusių nuo alkoholio, kaip čia dabar pasakyti, žiūrovų, visuomenės mėgėjų žiūrovų, kas labiausiai erzina varžybose? Na, kaip pasakyti, turbūt, aš šiaip nesu matęs ne vieno išmintingų, išgerusio žmogaus. Tai, iš principo, čia turbūt toks galėtų būti pakankamai atsakymas, ne, bet ko tu gali tikėtis, tada? Galvoti gali kitaip tuo metu, bet aš nesu matęs, ar ne? Tai va, tai čia tiesiog, toksai truputį atsakymas galbūt. Šiaip neerzina, bet tai yra didžiulė atsakomybė, nes, kadangi nesu matęs nei vieno išgerusio išmintingų žmogaus, tai neišmintingas žmogus netoli trasų šalia lenktynių automobilių yra velniai griebtų kaip pavojinga. Ta prasme, tai šitoje vietoje man didžiausias pats galvos skausmas kaip organizatorių ir visai komandai, tai yra tai, kad iš tiesų, kad tie žmonės, sakysime, nepridarytų nesąmonę, o jie jas nuolatos daro. Ta prasme, jūs neįsivaizduojate, kaip tai yra blogai. Žiemos ralis, kad taip įsivaizduoti, tai yra 1000 žmonių, beveik 1000 žmonių dirbančių renginio organizacijų. Jeigu pusė, tai yra žmonės susiję su sauga. Tai yra ir policija, ir apsauga, ir kas nori. Ir mes darome žiūrovų zonas, ir ten tveriam juos, ir ten turi gaudyti. Jiegi ten nori nusifotografuoti, ar dar kažką, ar ne taip greitai koordinuoti, ir dar kažkur. Sakau, čia skaudi tema iš tiesų. Ir tai, kad per 10 metų mes dar nesame turėję nelaimingo įvykio, tai velniai griebtų, ta prasme, aš esu be galo laimingas. Nes mes visą laiką vaikštome ant bombos. Visada. Ir čia, ir visada yra kaltas organizatorius po to. Visada kaltas organizatorius. Tai, sakysime, šitoje vietoje tai mums tikrai reikia pragalvoti visus jų ėjimus, išėjimus, nuėjimus, viską, kad ta prasme, kad sugaudyti. Tai tokia atsakomybė auklės labai nemaža. Gerai. Bičiuliai, prieš pradedant, su Benediktuvės pasitarėm, kiek laiko galim įsinai turėti. Šiaip tai jeigu kiek aš klausėjau kiekvienas, tai mes baigtume rytoj iš ryto, geriausiu atveju. Bet jis pasakė, paprastai trunka debesys 50 minučių. Patirtis tokia. Jos praėjo ir dar 5 minutės prasidėjo. Dabar aš matau iš akių jūsų, ir ypač kaip niekais iš mergaitiškų akių, kad visai nenusibodo. Bet galbūt jam Benediktui nusibodo. Taip, jeigu būtų klausimus, dar priimsit 2 klausimus. Tai aš taip, žinoma, tai jo. Apgalvokit. 2 klausimus. Tai skaičiuoti. Direktorius tai turi, aš mačiau. Klausimų turi? Čia jau asmeniniai labai. Ne, šitą. Jeigu net aš skaičiuosiu iki 3, jeigu nėra, tai mes padėkosimėm. Benediktui. Žinokit, čia turime... Nežinau, gal būčiau Don Juanu. Aš juokauju, aišku, šaržuoju truputėlį, bet... Aš pasakysiu nuo savęs truputį, tokios profesijos Don Juano nėra. Čia gyvenimo būdas, turbūt. Šiaip... Sunku pasakyti. Pas mane šeimoje yra taip, kad mes visi esame be galo skirtingi, ar ne? Aš esu žymiaus chorvedžio Juozo Vanago, kuris yra sukūręs chorus Aidas ir Varpas sūnus. 53 metai jam buvo, kai aš gimiau,
vadinasi, niekas dar niekur nevėluoja, kiek matau, ar ne? Tai, sakysime, tikrai vėlyvas ir jo aistra buvo chorai, ar ne? Aš su muzika, nu, tik tiek, kad moku nervais groti pakankamai neblogai. Kartais gal kažkokiais varikliais. Mano sesuo menotyrininkė, mama medikė, sūnus diplomatija, chemija, ko nors, ten dar kažkokį tu duomis, mes visi esame visiškai skirtingi. O senelis? Ūkininkas. Buvo ūkininkas, visi mes nuo Žagrės, žinot, anksčiau. Yra du seneliai, dvi senelės daug maž. Jo, ten istorija tokia, aš pats dar iki galo ne viską ją žinau, bet manau, kad tėvai slepia kažkurioje vietoje kažką, bet... Jums svarbu, jūs antros kartos inteligentas. Aš esu pirmos kartos Vilnietis, kitaip tariant, nu, Vilniuje tai gyvena Vilniečiai, Kauniečiai ir Kaimiečiai, kiek aš esu girdėjęs, ne? Tai aš esu tas, kuris esu gimęs Vilniuje, bet mano tėvai yra atvažiavę. Tai kitaip tariant, ir jie yra turbūt, na, aš nežinau, sakysime, aš manau, kad nėra blogos profesijos, yra tik tai, kai tu būni neprofesionalas. Tai kitaip tariant, net ir būt santechniko, jeigu tu esi geriausias, aš manau, kad tai yra oru ir tikrai garbinga. Tai šioje vietoje, jo, aš esu Vilnietis su nedideliais pasiekimais, nu, aš turiu minį, kad tik tai čia pirmos kartos. Ko būčiau, tai čia tiesiog atsakant, nes aš vėl jau pamiršau, taip. Tai pagrindinis dalykas yra turėti aistrą kažkam ir kam tai jau dienos pabaigoje nebetiek svarbu. Kitas dalykas, kurį norėčiau pasidalinti, tai matau žmonių, kurie nori išbandyti viską gyvenime. Ir man tai yra iš tiesų toksai truputį laižymas medaus per stiklainį. Nes norint kažką patirti, reikia įsigilinti. Norint įsigilinti, meistras tai yra 10 000 valandų įsigilinti, nors truputėlį reikia pakankamai nemažai. Ir man yra gaila tų žmonių, kurie bando vieną, kitą, trečią, bet iš tiesų nieko dienos pabaigoje neišbando. Tai automobiliai man nėra viskas gyvenime, man gyvenimas yra viskas. Ir automobiliai yra tik tai įrankis kažkuria prasme, kuriuo aš čia truputėlį naudojuosi. Tai aš nekaifuoju nuo jų, aš neglostau jų, bet gal truputėlį suprantu. Tai toksai, nežinau, aistra yra pagrindinis dalykas. Ir jeigu yra aistra, yra tikėjimas, o jeigu yra tikėjimas, visada yra motyvacija. Tai kitaip tariant, čia irgi toksai, gal ir pabaigai diskusijos nemažai būna tų susitikimų ir kartais po to žmonės ten kas nori nusifotografuoti, kas parašo, kas pabendrauti nori. Ir atėjo vienas pilietis, sako, Benediktai, čia mane taip įkvietėt ir įkvėpėt ir man tuo metu užsidegė lemputė. Nu, taip pat kaip ir prieš velomaratono organizavimą, kai aš mažiau esu duše. Tai toksai, supratau tokį dalyką, kad motyvacija tai yra lygybė ženklas su tikėjimu. Kiek tu tiki, tai tiek tu ir motyvuotas. Jeigu tu nesi tikras, tai tokia pati yra tavo motyvacija. Viskas labai paprasta. Tai va, tai. Galima asmeninį tokį. Tamos, dar jos. Tai jūs kalbėjote apie motyvaciją, tikėjimą, kas yra labai svarbu ir man gal įdomu yra, kokį jūs vardinat, kokią svarbiausią pamoką, kurią išmokot lenktynėse, kurią šį galima gyvenime pritaikyti? Žinokit, nu, nėra vieno, viskas yra detalėse ir pas mus komandoje yra principas, kuris galioja, tai mes visada turime padaryti geriausia, ką mes galime tam tikroje situacijoje. Tai yra vienas dalykas, kitas dalykas attention to details. Ta prasme, visame, ką tu darai, tu turi įsigilinti ir padaryti su principu geriausia, kaip gali. Tada viskas vyksta, viskas gaunasi ir jeigu tu turi aistrą, bet šitos visus dalykus, apie ką, jeigu tu sudedi, tai tu iš principo esi laimingiausias žmogus, bet iš tiesų laimė priklauso tik tai nuo jūsų apsisprendimo. Taip tariant, dažnai mes ieškome santykiuose, piniguose, darbe, dar kažkur, bet tai yra nesusiję dalykai. Mokslininkai, skaičiau čia kažkur tokį straipsnį ir labai įstrigo. Amerikos universitetas kažkoks darė tyrimą, ten pakankamai ilgą, kada žmogus statistiškai tampa laimingu. Tai 53 gyvenimo metais jie ištyrė, žmogus tampa laimingu. Man asmeniškai, statistiškai tai reiškia, kad kai kas anksčiau, kai kas niekada, ne? Bet iš principo, ne, kaip ten sako, if you keep one leg in the fire, another in the ice, average should be fine. Tai žodžiu, kitaip tariant, kai kas anksčiau, kai kas niekada, bet man ką tai sako, kad žmogus iš principo gimsta laimingu, paskui mes jį padarome žmogumi, labai gaila, ir 53 gyvenimo metus jis papeina didžiulį ratą, grįžta ten pat, kur buvo ir supranta, kad laimė tai yra tik apsisprendimas ir nuo nieko iš principo nepriklauso, bet taip ir laimingas. Ir nieko daugiau, visa kita yra nesusiję dalykai, tai yra visai kitos dimensijos klausimai. Bent jau kiek aš suprantu, bet aš galiu klysti. Kaip Einšteinas sakė, už savo įsitikinimus neatiduočiau savo gyvybės, nes gali pasirodyti, kad klydau. Taip. Vėl skaičiuosi iš naujo.
Dar kolega buvo vienas ar kolega Raudonais važiuoja. Aš kadangi esu uteniškis ir žinau, kad artimiausią ralį jūs važiuosit Utenoje, kokių rezultatų tikėtis? Aš šiandieną yra pakankamai įdomi mano diena, nes aš turėjau testus su savo šturmane sportiniam automobiliu, aš ten nesėdėjau po Dakaro, tai yra beveik pusę metų. Ir graudu, nes ranka dar neveikia, pojūčių nėra, tai nesitikėkit nieko, aš tiesiog ten būsiu ir aš irgi pats nuoširdžiai matau, kad man, čia yra tas pats, jeigu tu kažkurį laiką nedarai tam tikros savo profesionalios veiklos, tu atbunki. Lenktynėse, tai tu nepabūni sportiniam automobiliu 3 savaitės, viskas, tavo produktyvumas krenta. Tai dabar aš nepabuvęs pusę metų, tai beviltiškas visiškai. Tai labai gaila, bet kažkas iš to pasismagins. Gerai. Taip. Aš gal pabaigai, ar prieš pabaigą, nežinau, tokį komentarą labai noriu pasakyti, nes sėdėjau, žiūrėjau auditoriją ir turint omeny, kad pas 80% 90 moterų, o didžioji dalis pasakojimų buvo apie lenktynės, apie sportą, aš taip net nesupratau. Nieko baisaus, mes irgi. Kai kalba vyrai, kurie yra daug pasiekę, kai kalba vyrai apie tai, kuo jie tiki ir yra aistra, tai turbūt gali kalbėti apie bet ką. Aš neįsiu, Tai tiesiog padėkot norėjau, jeigu dar kažką. Jūsų panelis labai aistringas. Tai matau. Gerai, tai širdingas ačiū. Ačiū Jums. Jo, žinoma, tikrai galima pasiūlyti, aš dar norėčiau Algimantui teikti knygą, jau galima parašysiu tik tai. Ne šitą. Žodžiu, šitos jūs nepanešiu, žinokit, net ir man yra sunku. Tai man reikėtų gal. Ačiū labai. Jau ir plėšo. Iš tiesų prieš tos knygos prisidėjo labai nemažai ir kūdikis didžiąją prasme, tai yra Jurga, kuri čia fotografuoja. Tai buvo jos užmanymas, aš nebūčiau sugalvojęs tų dalykų, kadangi esu tik vairuotojas, tai čia mes turime net atakamo smėlį ant viršelio, jūs galite pajausti, bet... Beveik smėlį. Čia automobilis, taip. Tai aš jeigu galima, tada tiesiog žodį jums ir galėsite su savo žavia dama vakarais prie arbatos puodelio. Važinėjai po šitą knygą. Tai labai brangiai. Na, žinot, sakant, jūs žinote, kad pardavimo kaina ir tiek, kiek jinai kainuoja, tai nėra visiškai tas pats, bet iš tiesų tai yra tikrai vienas brangiausių kūrinių, nes kai manęs klausė, kokia turėtų būti knygos kaina, ta prasme, knygos išleidimos kaina yra vienas dalykas, kas ten yra sudėta, kaip ten yra atsidūrę ir visą kitą, tai yra... Aš turiu reikėnas. Kur būsite vasario arba kovo pradžioje? Knygų mugėje turbūt... Aš mano knygą. Žinokit, man tai būtų tikrai didelis iššūkis, aš visiškai nemoku to dalyko, bet... Aš irgi nemoku, bet geriausiai. Tai aš iš tiesų, žodžius, kuriuos parašysiu, tai yra, aš galvoju, ponė Gerb ar dar ponė Algimantai, kiekvienam savas Dakaras, žinot, tai Dakaras yra tiesiog geriausiai išreklamuotas išbandymas pasaulyje, o tų išbandymų mes kiekvienas turime labai daug, tai dėl to tai mus visus ir ryša. Pone Kolėnė, jau turime moderatorių knygų mugėje. Wow! Šiaip laužėsi. Neįmanoma įeiti į salę, lūštas. Tai dabar Benediktų dalyvaujant, reikės policijos statyti. Tai jo, man didelė garbė ir tikrai didžiulis malonumas. Ačiū Jums labai. Bet aš rimtai sakau. Ką aš pastebėjau, žinokit, gyvenime, tai jeigu artėja kažkokias svarbus įvykis ir yra likę labai nedaug laiko, tai greičiausiai tinkamo atsakymo niekada negausi. Bet kada užmeti pusę metų prieš arba stipriai už, ta prasme, kada dabar nespaudžia laikas, tai dažniausiai žmonės sutinka. Ir kai ateina laikas, jie supranta, kad jie padarė klaidą. Bet žodis jau yra išleistas. Tai turėjau tokią patirtį ir ant TED konferencijos ir esu buvęs Vancouverį. Šiais metais labai buvo tikrai įdomu ten sudalyvauti. Ir man tiesiog, sako, Benita, tu galėtum pasakyti 15 minučių, 18 minučių kalbą
iš tiesų tai ne 50 minučių, 18 minučių maksimum, arba dar mažiau žmonės koncentruojasi. Tai ir aš sutikau ir paskui suvokiau, kad velniai griebtų, tai yra visiškai nesąmonė, nes aš nesu tam susvertas. Tai turėjau tokį iššūkį, tiek praradau energijos, kad ne. O ką reiškia Oskar, evoliucija aišku, bet Oskar? Čia irgi Oskar tai buvo automobilis, su kuriuo startavau pirmosius 2 Dakarus. Jo vardas. Jo toksai vardas. Iš tiesų, Oskar tai yra OSC ir kartai kaip automobilis. Ir OSC tai yra toksai miestelis Latvijoje, kuris turi labai keistą pavadinimą. Jeigu jūs žinote Šreką, tai Šrekas yra Žmogėdra. Žmogėdra latviškai yra Ogrė. Tai tas miestelis vadinasi Ogrė Latvijoje, kuris yra Žmogėdra. Toksai labai keista istorija, tai tik dėl to papasakau. Tai Oskar evoliucija tai yra to automobilio evoliucija, bet dabar jau Oskaras yra Mongolijoje besiganantis ir džiaugiuosi jį pardavęs. A ką jūs darote Mongolijoje? Važinėjate? Lenktyniauja, jo. Žinot, vairuotojas džiaugiasi 2 kartus, vieną kartą, kai automobilį nusiperka, kitą kartą, kai parduoda. Tai kažkaip taip. Gerai. Labai. Gerai, dar kartą ačiū. Taip, dar pačiai dar turiu dovanėlę apie tos marškinėlius Vyčio. Jie įprastai yra juodi su balta, bet kadangi vasara, tai mūsų damos, taip sakant, Tai prie ko čia aš? Dar mažiau mano žmona. Žinot kaip, čia tiesiog toks mūsų sprendimas, aš tiesiog noriu visiems parodyti, žinot, tik dėl to, paskui gal net išpakuosim, tai štai tokie čia yra pagrindinis mūsų visų simbolių, su kuriuo mes gyvename virš 600 metų, Vytis. Ir vasarą, Palangoje, net greičiausiai ten nebūna kaip ir aš, bet nesmė. Gerai praleisim laiką, tai dar kartą ačiū. Aš irgi. Abipusis jausmas, dabar aš nemokės rasti, jeigu galima. Žodžiu, gyvenime, dar labai trumpai, gyvenime ekstremalu ir daryti tai, ko nemokai. Tai man, pavyzdžiui, gaminti valgyti yra džiauriai ekstremalu, ne tik man, bet ir aplinkiniams. Tai šito irgi nemoku. Aš turiu nemastyti ir lyginti. Labai parodyti norėjau. Gerai, ačiū Jums ir aukštų mėnesį. Ar visi norintys nusifotografuoti? Aišku, kad taip, čia mes... Jau žiūrėjau. Jaučiuosi kaip ir mokai. Žiūrėjai kartuoji. O dar buvo... Šiandien atidaviau Liudvikui laikveną su laidu.